Ir ne tai, kad spontaniškai, bet ne iš karto ginklą paėmė į rankas jaunuoliai. Jie pradėjo slapstytis nuo mobilizacijos ir paskui tik tais paėmė ginklą į rankas pradžiai savisaugai, paskui pasitraukė į miškus. Situacija keitėsi. Jinai blogėjo, ypač 45 metų jau pavasarį. Tai jie, tikiu, kad iš patriotizmo išėjo, o mano senelis tai neskubėjo tikrai prie jungtis, nes turėjo šeimą, jau mano tėvukas po stalu bėgiojo, tai savo ramiai kalviai dirbo ir pats priešas pasistengė, kad jisai išeitų į partizanus. Tiesiog atėjo, jis suėmė, norėjo mobilizuoti, bet jam pavyko pabėgti į mišką ir namo jisai nebegrįžo. Grįžinėjo dar trumpai, nes po to dar gimė ir sesutė. Tai šiaip laiko veltui neleido ir ne vien su ginklu bėgiojo, bet ta prasme, va čia tas atvejis, kada priešas padarė viską, kad partizanų būtų daugiau.